Šie modeliai yra vadinami barefoot arba basų kojų modeliai. Jie neturi jokio kulno pakelimo, yra labai lankstus, tada jie yra labai lengvi. Beveik neturi praktiškai svorio, jie yra labai minkšti, oda yra visur labai minkšta, nėra jokio kietumo. Taip pat šis modelis eina su odiniu vidpadžiu iš vidaus, kad koja neprakaituotų, būtų malonu juos avėti. Tada šie modeliai barefoot basų kojų pasižymi plačiu priekiu visi. Ką tai duoda? Tai duoda pirštams didžiulę laisvę, neleidžia vienas ant kito užlipti ir jūsų pirštai būna nesuspausti, o plačiai išdėstyti, nes įprastoje avalynėje pirštai dažniausiai susispaudžia ir būna nepatogu nešioti. Tai va, su tokiais platumo batais priekyje išvengia tos problemos ir turime tikrai platų gan pasirinkimą. Su užraištukais siūlyčiau rinktis žmonėms, kurie turi aukštesnę keltį, nes gali tada pasireguliuoti individualiai ir tikrai jums tiks jau šitie batai. Tada yra modeliai įmaunami. Aišku, jie neturi labai aukštos kelties, tai jeigu jūsų keltis yra labai aukšta, arba tiesiog tikrai aukšta, rinkitės su užraištukais batus, o geriausia tada netgi užraištukai ir užtrauktukas. Tada yra perforuoti modeliai, tokie su taškiukais, jie labiau skirti yra vasarai, nes jie yra kiauri, praleidžia orą labai gerai, koja vasarą neprakaituos, tiek šitoks modelis irgi yra kiauras ir tiek toks irgi. Jis tikrai labai gerai tinkami yra vasarai nešioti. Tada dar vieni modeliai yra mūsų tokie, irgi platus priekis su dirželiu, o dirželio nebūtinai visada reikia sekti, nes yra gumytė ir jūs tiesiog galite įmauti su šaukštu ir guma prisitaiko. Tai vėlgi labai patogus ir praktiškas dalykas.